Na tai sveiki visi, su jumis sveiks ir vėl aš, Mr. Karolis, ir šiandieną, kaip ir matot, ir vėl žaidžiam savo Skyblock saloj, mc.gaming.lt serveryje. Ir iš tikrųjų, ką šiandieną esu suplanavęs paveikti šitoj saloj, tai ją praplėst šiek tiek, nes turim pasiruošę Cobblestone'o su draugu, kiek aš turiu jau pasirašti, tai tuo ir naisiu parodysiu. O va štai tiek, aišku, čia nedaug, labai daug nepraplėsim. Manau, šiandieną nors šiek tiek va tų kampų, štai ten kokį 5 blokų ir iki pat štai čia. Tai jo, šitoj saloj žaidžiam, kaip ir žinot, su draugu. Ir esam iš tikrųjų norim šitą salą pasiekti kokį galbūt 1000 levelį, kas būtų žiauriai cool, tačiau reikėtų ją žiauriai daug dar praplėsti ir daug ko pastatyti, visokių fermų ir panašiai. Tai iš tikrųjų, aš dar užmiršau koks tiksliai salos levelis, tai na, greitai pasižiūrėsiu. Jo, salos levelis yra 254, kas nežinau, ar čia yra labai daug ar mažai, bet jo, manau daug, nes iš tikrųjų žiauriai daug praplėtėm, kad ir nuo paskutinių video, tai manau net šito viso nebuvo. Ir dabar tai yra pastatytas kaktusų ferma, kuri nelabai efektyviai yra, nes tik 3 aukštai, nedidelė. Iš tikrųjų geras biznis išeina mums daryti su cukranendrėm, su medžių sodinukais ir jo. Iš tikrųjų, ką dabar dar noriu parodyti, tai pirmiausia parodysiu. Jo, kaip ir minėjau, tai ką dabar noriu parodyti, tai šitą mob fermą dar. Tai padarėm ją šiek tiek, tiksliau čia aš padariau. Štai taip, kad čia ateini, maždaug jie pamato tave, eina, tu pašoki čia su shift, aišku, pašiftini biškį ir jie jau eina, visi krenta čia į vidų. Ir štai šitą ten vidui sukrenta ir, pala, čia reikia biškį išlipti man. O taip padaro, ne, ir atsiteliam čia, kur yra sukrytę visi mobai ir kertam. Iš tikrųjų, šita mob ferma gan efektyviai yra. Nes, sakyčiau, gaunam daug XP, aišku, kai ilgiau pastovi, pavaikštai po salą, daugiau jų prisispauninu, tai greitai jų prilaksto, prikrenta ir jo, greitai gaunam levelį. Gerai, iš tikrųjų, čia išbaigsiu taškytą čia visus šitus duchus. Čia nėra padaryta jinai, kad ten tipo su ranka iš vieno hito galim kirsti ir panašiai, tai reikia kardo, kurį aš ir gerą šiaip turiu. Kaip ir matot, net su laimikis 3, tai man šitas kardas žiauriai patinka. Na ir gerai, iš tikrųjų galim grįžti prie to, ką aš suplanavau šiandien veikti, kaip ir sakiau, kada įsistatyti. Tai manau, sugreitinu video, užmetu kokią nors muzikėlę ir tiesiog gero jum žiūrėjimo. Na ir iš tikrųjų pastačiau ne tiek, kiek norėjau, aišku, truputį netgi ir daugiau, tai stačiau tol, kol išstačiau visą, kiek ten buvau pasiėmęs tų Cobblestone inventorių, čia aišku, įtėmė kaip ir pirmą matęs, tai paliko iš mano žvejybos, kur žvejau, tai va štai šitą prūdelę, ežeriukę, kaip tai pavadint, nežinau, bala tiesiog, jo, ir ką dar padariau, tai nesugalvojau, ką štai čia pastatyti dabar, tai
Tiesiog pasodinau medžių, kas bus gerai, manau, nes iš tikrųjų gausim ir šiek tiek sodinų, kaip aišku, man čia biškai išmisa kryperiai. Tai iš tikrųjų, ką noriu parodyti dabar ant galo, tai su šito kardu looting, nu aišku, ne su tuo, jau kokius 3 tokius kardus turėjom, nu 2 kardus. Tai visi šitie itemai yra gauti tiesiog, aš nežinau, čia parako visą laiką tiesiog trūkdo, bet kai gavom looting kardus su draugu, tai jo iš tikrųjų viso šito looto tiesiog padaugėjo, nežinau, ten 3-gubai, 4-gubai, naini mobus prakirti, viskas normaliai, ten prisirenki belenkiek itemų. Iš tikrųjų, kad dar turiu, tai turiu štai ką, VIP. Turiu VIPą, nusipirkau, nes iš tikrųjų mums reikėjo šiek tiek deimantinių itemų, kol mes beveik vapši net nebeturėjom. Šitą iš kur reiktų pasidėti. Na ir manau, šiam epizodui bus tieksis ir jo, tikiuosi jums patiko šitas video, tai jo, su jumis visą laiką buvau aš, Mr. Karlis, ir susimatysim kitam video. Sėkmės!